Vadinamas Vinčiun kung fu karaliumi ir kinų kovos menų visuomenės Čingis Chanu. Dar būdamas 13 metų jis pradėjo mokytis kovos menų. Vinčiun kung fu Sidžiau Liautingas mokėsi pas legendinį didįjį meistrą Ip Man, iš kurio perėmė slapčiausią ir efektyviausią kovos techniką. Jis įkūrė pasaulinę Vinčiun kung fu asociaciją, kuri šiuo metu yra didžiausia tarp kovos menų. Mokė pasaulinio lygio kino žvaigždės, vedė seminarus spec padalinių instruktoriams. Tai žmogus, kuris nuolat keliauja ir pasaulyje atskleidžia Vinčiun kung fu kovos meno paslaptis. Actually, for the first 2 days, it's the student seminar. Šį kartą pirmos 2 seminaro dienos buvo skirtos studentams. Štai kodėl aš seminarą pradėjau nuo pagrindinių formų. Siunim tau reiškia mažą idėją. Wing Chun kung fu sistema labai išsiskiria iš kitų kovos stilių, todėl, kad mes savo idėją pakeitėme totaliai. Mes nedarome sunkių formų, mes praktikuojame smūgiuoti, kartoti ir kartoti tos pačius veiksmus, bei tinkamai juos pritaikyti, todėl, kad Wing Chun technika yra išskaidyta. Because all the techniques in Wing Chun is just separate. Siunim tau tai pirmoji Vinčiun kung fu kovinių veiksmų forma. Norintis suprasti Vinčiun kung fu sistemą, turi išmokti siunim tau, nuo kurios naujokai pradeda pažinti su Vinčiun. Jeigu mažoji idėja arba siunim tau yra neteisinga, jūs niekuomet nelaimėsite kovos. Tokių tiesų mokinius moko Vinčiun instruktoriai. Tad jei mokiniui nesiseka išmokti siunim tau, jis negalės įvaldyti sudėtingesnės technikos, kurie remiasi šią pirmąją kovinių veiksmų formą. Štai kodėl Vinčiun mokiniai visą laiką praktikuoja mažąją idėją. Ją pradedami kiekvieną Vinčiun treniruotę. Ją tobulino ir savaitgaliai vykusiame seminare. Rytų Europos Vinčiun organizacijos prezidentas 7 lygio meistras Sikung Medij Norbert akcentavo, kad kovos mene tvirti pagrindai yra svarbiausias dalykas. Vieną kartą, kai Sidžiau Liautingas atvyksta į skirtingas šalis, pirmiausia visas dėmesys nukrypsta į pagrindus. Paprastai tokie ypatingi žmonės kaip jūs sako, kad kovos meną praktikuoja. Tačiau meistrai vilkintys juodai, jie moko, o tie, kurie moko, jų technikos pagrindai turi būti labai tvirti. Todėl Sidžiau Liautingas pirmą seminaro dieną visada kartoja Vinčiun abėcėlę, nes nori būti tikras, kad kiekvienos instruktorių komandos pagrindai yra tvirti. Jei jų technikos pagrindai netvirti, tai kaip tada su mokiniais? Svečių nuomoniai pritarė ir Baltijos Vinčiun kung fu asociacijos prezidentas Sifulinas Kotonavičius. Čia buvo prisiliesta prie esminių dalykų, prie koncepcijų, prie konceptų pačios sistemos konceptų. Tai, kas yra raktas į įvairias technikas, į vėlesnės technikas, į supratimą, suvokimo kiekvieno judesių. Iš tiesų, tai buvo fundamentalūs dalykai išdėstyti ir aš manau, kad netgi kai kuriem instruktoriam buvo sudėlioti taškai vietas, kai kuriuose, sakykime, net kartais galbūt akivaizdžiuose dalykuose, kur mes nesusimastume ties kai kurių smulkmenų, kurios tikrai gali pagerinti mūsų techniką, padaryti kur kas geresnius mūsų pačius specialistus, o iš tiesų ir pačius mokinius sutvirtinti jiems viską, kad jie tikrai suprastų ir suvoktų, kad ne viskas remiasi vien technika, bet taip pat ir mąstymu, kad reikia suprasti, ką darai. Skubantis žmogus kelyje praleidžia tas paslaptis, kurios atsiveria tik tam, kas mokosi žingsnis po žingsnio. Vinčiun kung fu kovos menu reikia mėgautis kaip skaniu desertu kasnelis po kasnelio. Čia būtina sutelkti visą dėmesį į mokymąsi ir tobulėti pagal instruktorių sudarytą programą, o nesiekti to, kam dar neatėjo laikas. Pradedančiuosius labiau domina praktinis Vinčiun technikos panaudojimas, o ne teorija. Norint techniką panaudoti praktikoje, ją būtina gerai išmokti. Kai mokinys išmoksta pagrindinę techniką, jam leidžiama pereiti į kitą aukštesnę mokymosi pakopą. Tada jis gali klausti, palyginti, taisyti, tobulinti savo žinias ir kurti savitą stilių. Trečia ir ketvirta seminaro dienos buvo skirtos instruktoriams. This is the instructor's class, so that's why I teach the instructor the more advanced techniques. So of course I emphasize more on the Chi Sao. Tai instruktorių klasė. Štai todėl aš juos mokau suprasti daugiau. Aš jiems duodu užduotis iš Chi Sao lipnių rankų technikos. Todėl, kad Chi Sao yra skirtinga, nes priešininkai turi skirtingus charakterius. Mes nenaudojame akių, mes pasikliaujame nuojautą. Todėl mums nesvarbu, kas yra priešininkas. Mes paliečiam rankas, žinom, kaip jūs juda ir todėl galime smūgiuoti. That's why we can hit back. Yes. Pristatydami Vinčiun kung fu kovos meną, meistrai sako, kad tai yra geriausia, ką gali duoti kovos menai ir kad šis menas yra skirtas geriems žmonėms. Just look at me. You also study Wing Chun in Hungary, so you can
Pažiūrėkite mane. Lina, tu taip pat pradėjai mokytis Wing Chun Vengrijoje ir buvai liudininkė, kad mes nemokame nusikaltėlių, kriminalinio pasaulio ar blogų vyrukų. Mes ieškom ir mokom gerus žmonės, kuriems patinka kovos menai, kuriems patinka sunkiai dirbti. Štai todėl Sidžiau Liautingas ir aš mokome ir policiją, ir specialiasias tarnybas. Taip ir istoriškai buvo susiklostę, jog ši sistema niekada nebuvo perdodama blogiems žmonėms. Ir viena legenda, kuri byloja apie Jim Wing Chun pradžią, kada jinai pradėjo mokytis šitos sistemos, ji mokėsi būtent tam, kad nugalėtų agresyvųjį kaimo stipruolį, kuris norėjo ją priversti ištekėti už jo. Ir dėl to gimoj šios sistemos įkūrėja, vienuolė, ir būtent, apsiėmė mokytis tos jaunos merginos, kad padėtų, pagelbėtų toje situacijoje įveikti agresorių. Ir Jim Wing Chun buvo geras žmogus. Ir taip istoriškai susiklostė, jog kiekvieną kartą, iš kartų į kartas, perdodama šitą sistemą buvo tik tai geriems žmonėms, tik tai lojaliems žmonėms, tik tiems žmonėms, kuriais galima būtų pasitikėti. Geriems žmonėms ir tik geriems žmonėms. Kovos menų yra labai daug, tad kokiems žmonėms Wing Chun Kung Fu yra tinkamiausias? I think even if somebody practice martial arts, maybe he practice Kung Fu, Karate or Wing Chun, he do something for his health. Jei kuris nors praktikuoja vieną iš kovos menų, ar tai būtų Kung Fu, Karate ar Wing Chun, kiekvienas iš jų daro tai, ką sugeba. Tai, ką kiekvienas iš jų sugeba, yra labai svarbu. Antra, Wing Chun yra išskirtinis menas, todėl, kad jį sukūrė moteris, sukūrė mergina. Tai geriau silpniems. Jei kas yra stiprus, jis gali pasikliauti savo jėgomis, bet juk ne visi yra stiprus. Daugelis moterų nori išmokti kovos menų tam, kad galėtų pasitikėti savimi. Todėl mūsų Wing Chun tinka silpniems žmonėms, moterims ir labai gerai tiems, kurie neieško kovos, o tiems, kurie nori atrasti save, kurie nori suprasti pasaulį, suprasti kinų kultūrą. Todėl mes mokome ne tik smūgiuoti rankomis ir kojomis, mes dar supažindinam ir su kinų kultūra, filosofija. Štai galbūt todėl jūs galite ateiti mokytis Wing Chun. Šitai sistemai nereikalingi kažkokie specifiniai gebėjimai, lankstumas, neišpasakytas ar dar kiti startiniai duomenys. Iš tiesų, kiekvienas žmogus yra laukiamas ir kiekvienas gali pradėti. Ir niekada ne per vėlų. Daugelis bijo to ir visi galvoja, o per vėlų. Tikrai nėra per vėlų ir iš tiesų kiekvienas žmogus yra laukiamas. Yra sukuriama aplinka tokia, kokią jis nori matyti. Wing Chun Kung Fu kovos menas pasaulyje labai paplitęs. Actually, I was the first one who ever go traveling all over the world and teach my own Wing Chun Kung Fu everywhere. And now we have my association have over 60. Aš pirmasis, kuris apkeliavau pasaulį mokydamas Wing Chun kovos meno. Mano organizacija pasaulyje atstovybės turi 64 šalyse. Mes turim naują atstovybę Japonijoje. Šiemet mokymai vyko ir Korėjoje. Mes turime per 4000 pasiekėjų. Štai kodėl aš toks užsiėmęs ir visada keliauju po pasaulį. All over the world. So this is why, I keep myself busy. I go traveling all over the world all the time. Į Lietuvą legendinis Wing Chun Kung Fu meistras Sidžiau Liautinga atvyksta kiekvienais metais. O kuo kitą kartą jis pradžiugins Wing Chun Kung Fu kovos meno pasiekėjus? More techniques and also more thinking. Daugiau tradicijų ir daugiau mąstymo idėjų. Aš noriu treniruoti žmonės taip, kad jie būtų ne tik geri kung fu meistrai, bet ir geri mąstytojai. Laidos Teritorija kūrybinė grupė dėkoja už dėmesį. Ir kaip visada įspėja, vyrai, būkite budrus, mes jūs stebime. Susitiksime kitą trečiadienį 20 val. 50 minučių. Sudie.